Dar kartą labas rytas, pradedame etikos komisijos posėdį, šiek tiek pavėluotai transliuojamas, kadangi techniniai nesklandumai. Posėdyje dalyvauja etikos komisijos nariai Rimantas Viršilas, Vitalija Lukoševičienė, Lina Samulytė, Diana Razmininė ir aš Irena Janušienė. Darbotvarkėje turime klausimas. Tai pirmas klausimas dėl Tautvilo Putvio elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnį įtvirtintų valstybės politikų elgesio principų bei Lietuvos Respublikos viešųjų privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatoms. Antras klausimas, kiti klausimai. Pritarėte šitai darbotvarkei? Taip. Taip, visi kiti? Negirdžiu, bet pritarėte. Tai gal, Vitalija, labai trumpai tyrimo pagrindai dalyką, bet pirmą punktą gal. Gerai, laba diena. Tai dėl Tautvilo Putvio. Kelmės rajono savivaldybės tarybos etikos komisija, kurios pirmininkė Irena Janušienė, nariai Rimantas Viršilas, Vitalija Lukoševičienė, Lina Samulytė ir Diana Razmininė, įvertinusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario Tautvilo Putvio elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnėje įtvirtintų valstybės politikų elgesio principų ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatoms. Aš noriu paklausti, ar tyrimo pagrindai dalyką irgi... Tai gal pirmąjį punktą perskaitykite per tyrimo pagrindą. Komisija gavo pranešimą, kuriame buvo nurodoma, kad tyriamasis elektroniniu paštu kreipėsi į Kelmės rajono seniūnus su prašymu pateikti tyriamajam asmeniškai informaciją apie 2024-2025 metais sudarytas sutartis su vienu ūkio subjektu, nurodant kokios paslaugos ar prekės buvo įsigytos bei kokios galutinės mokėtinos sumos. Informacijos, kokiu tikslu ir kokiom savivaldybės tarybos nario funkcijoms atlikti yra renkami duomenys, tyriamasis nepateikia. Nurodoma, kad tyriamasis prašydamas informacijos tiesiogiai iš seniūnų nesilaikė nustatytas tvarkos informacijai gauti, nes seniūnijos nėra juridiniai asmenys, todėl savo vardu negali prisimti įsipareigojimų sudarinėti sutarčių. Manoma, kad dėl šios priežasties tyriamasis neturėjo teisės kreiptis į seniūniją su prašymu pateikti informaciją, kurią šios nedisponuoja ir neturi teisės disponuoti. Taigi komisija surinkusi medžiagą, ištyrusi aplinkybės, išnagrinėjusi tyrimojo paaiškinimą, nusprendė pirmas. Pripažinti, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Tautvilas Putvis, prašydamas seniūnų informacijos, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto, kadangi nenustatyta, kad jis siekė asmeninės naudos. Antras. Pripažinti, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Tautvilas Putvis, prašydamas seniūnų informacijos, nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnėje įtvirtintų principų. Trečias. Sprendimo kopiją išsiųsti Tautvilui Putviui ir vyriausiai tarnybinės etikos komisijai bei merui. 4. Su sprendimu supažindinti pareiškėją ir 5. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kelme.lt. Ačiū. Tai dar kartą ačiū už sprendimo projektą, už išsamų tyrimo aprašymą. Ir tada balsuojame, kas už šitą sprendimo projektą. Tai Vitalija už. Taip, aš už. Už. Gerai, toliau Diana. Už. Gerai, Lina. Už. Ir Rimantas. Aš už.
Už, tai aš taip pat už, reiškia visi 5 už šitokį sprendimo projektą. Kitais klausimais pasisakymų neturime, tai tuo mes, ar turite kas dar ką? Neturime. Tai tada... Rimantui, pirmininkė Rimantui, ko gero reikia pasakyti, kad rugsėjo 9 mes renkamės, ar jo nereikia? Jo reikės, bet aš jam pasakysiu. Aš jam pasakysiu, iš tikrųjų, jeigu pradėjom, Rimantai, kitas mūsų posėdis rugsėjo 9, 8:30, tai irgi darom nuotolinį? Taip, darom nuotolinį ir tada jau žinosim, kad arba Laimono, arba Andriaus pirmiausia reikia sulaukti ir atsiklausti, ar transliacija vyksta. Gerai, tai ačiū už šios dienos posėdį, posėdis baigtas, ačiū už darbą, geros dienos visiems. Ačiū, visą gerą.